Sveiki, esame Vilniaus oro uoste. Šiandien su Inesa keliaujame į Šveicariją, Ciurichą, per Rygą, laukiam pirmo skrydžio į Rygą. Ir manau, kad šioje kelionėje bus labai daug naujų pažinčių. Susitiksim su startuoliais iš Šveicarijos, parodysim jums šiek tiek, kaip atrodo Šveicarijos startuolių rinka. Jau turime lipti. Taip, kad papasakosim, kai nusileisime, apie ką yra Šveicarijos startuolių rinka. Sveiki visi, mano vardas Inesa, kas dar nepažįstat, esu LinkedIn rinkodaros vadovė. Ir kaip Katrina jau minėjo, mes šiandien keliausime į Ciurichą, Šveicariją. Tai jau matote už manęs, kad po truputį žmonės eina link lėktuvo. Labai laukiam šios kelionės su Katrina, nes gausis toks kaip ir mini team buildingas. Ir taip pat susipažinsim tiek su potencialiais galbūt klientais. Esame Tenity ofise. Tenity yra vienas iš Šveicarijoje esančių, Ciuriche esančių akceleratorių. Jie dirba pagrinde su fintech akceleratoriais, su fintech startuoliais. Ir tie startuoliai gali būti iš bet kur, gali būti iš Šveicarijos, tai pagrindas ir yra iš Vokietijos, iš Austrijos, bet taip pat yra startuolių iš Ispanijos, iš Brazilijos, iš daug įvairių kitų pasaulio šalių. Tai jie tikrai yra neeilinis akceleratorius, nes jie priema žmonės ne tik net iš to paties žemyno. Turime startuolių ir iš Italijos, ir iš daug visokių kitų šalių. Šiandieną esu čia su kolegė Inesa ir aš šiandieną čia atliksiu LinkedIn workshopą apie pardavimus LinkedIn, taip pat pakalbėsim šiek tiek apie namų darbus, kuriuos uždavau prieš kelias savaitės ir tiesiog toliau bandysime mokyti startuolius, kaip jie gali elgtis LinkedIn platformai. Taip pat su jais kalbėsime, bendrausime, duosime įvairiausių patarimų. Tai toks mano darbas yra šiandieną, atstovauju LinkedIn, kaip matosi ir čia, ant maikutės. Ir iš tikrųjų labai smagu čia sugrįžti, nes kiekvieną kartą yra vis daugiau startuolių, kuriuos jie priema. Ir jeigu jūs kuriate startuolį, kuris vienaip ar kitaip yra susijęs su fintech, tai yra blockchain startuolis, galbūt susijęs su kripto ar bankais, tai vėlgi jūs galite aplikuoti į šitą akceleratorių. Na, o dabar pasižiūrėkime, kaip atrodo Tenity. Pats Tenity akceleratorius, ateikit parodysiu šiek tiek iš vidaus, kaip atrodo įėjimas. Tai matom iš karto žodis innovation, labai motyvuojantis. Pats Tenity akceleratorius buvo pradėtas 15 metais ir iki dabar puikiai egzistuoja. Welcome to Tenity. My name is Mark Hauser and I have the pleasure of leading Tenity Europe as one of the managing partners. And at Tenity we really focus on how collaboration between startups and big enterprises work. And we have also a fund where we invest in a startup, have a space here where we bring startups and support them in their early steps of getting into a big company. And then match this with why you are the best person to do this. Then we'll deep dive into social selling, finding the connections, doing cold outreach. I know it's not the most sexy thing to do, write cold messages to other people, but that's something you need to know about. We'll talk a little bit about Sales Navigator, what to do when you have Sales Navigator account. So hi, I'm Selina, I'm the CEO and co-founder of Zilba, and we have an AI solution for gold traders. So we are a software company in the B2B space. It's Marcel, I am co-founder of Defiria, and Defiria is reinventing the way we look at market data analysis from a risk management standpoint. We are about to close the first B2B deal. I'm very excited about that. Took us quite some time since B2B sales is a lengthy process. But I'm very excited that we are super close to closing the first deal, and that's the biggest for me, but part of that, of course, all the learnings that you come to during the process of starting a company
not only on the business side of things, but also personally is just, you cannot get that from anywhere else but in the startup field. The biggest challenges for us, at least, was finding out what actually makes the hedge funds we are working with and all of the wealth managers, the financial institutions, finding out how they tick. What is important for them, what's not. So Zurich is quite new for me as in terms of startup ecosystem, but fintech is really big here, I feel like, because also Switzerland is known for the banking systems and banking scene. In Berlin, though, fintech is also pretty big, so looking at the German VCs scene, much of the funding goes to Berlin fintech startups. So, but it is a little different. Berlin is wider and Switzerland is very closed up and small. And so far I like both, but they both have kind of different feels to it. And maybe one word of advice to anyone who is thinking of founding a startup or has an idea is really start with the problem. What is the big problem that you are solving? What is the big pain? And make sure it's a high pain and not just something you would potentially look off solving, but it's not on the priority list. Start early, fail fast, and repeat. Because you'll never get it right the absolute first time, unless you're an absolute genius or super lucky. Get your idea out there. It will be wrong anyway, and work with great people to make it happen, because honestly it can. Na ką, esame po Tenity pardavimų mokymų. Šiandieną tikrai matėsi, kad startuoliai buvo įsitraukę ir labai aktyviai klausinėjo, tai tas yra smagu. Ne tik yra svarbu labai suprasti, kaip social sellingas veikia, bet taip pat kaip galima pritaikyti ir panaudoti dirbtinio intelekto įrankius pardavimų procese. Tai all in all palinkėjom startuoliam geros demo dienos, kada jie pitchins, ir dabar jau važiuojame namo su šiuo tramvaju. Let's go! Sveiki visi, mes jau esame Lietuvoje, grįžome iš kelionės po Šveicariją ir Šveicarijos startuolių ekosistemą. Ir dabar su jumis sveikinuosi iš Web3 Summit, kuris irgi vyksta Lietuvoje ir yra labai surištas su Šveicarija, kadangi čia irgi yra įmonių iš Šveicarijos. Aš norėčiau jums šiek tiek papasakoti apie tai, apie ką yra šveicarų startuolių sistema. Visų pirma, tai kiekvienais metais Šveicarijoje yra apie 300 ir daugiau naujų startuolių įkūrėjų. Tai iš tikrųjų yra labai didelis skaičius, kaip žvelgiant į tokio dydžio šalį. Tada pačios industrijos, į ką daugiausiai investuoja šveicarai ir kuriuose mes matome daugiausiai startuolių, tai yra health techas, ir tai yra fintechas ir biotechas. Taip, tai yra biologijos technologijos, tai yra ypač su finansais susijusios technologijos, būtent dėl to, kad finansų startuoliams Šveicarijoje yra labai geros sąlygos ir yra daug įvairiausių niuansų, kurių kitose šalyse nėra, ir dėl to yra daug lengviau atsidaryti startuolį. Bei taip pat yra health techas, nes labai didelė dalis health įmonių, pharma įmonių turi savo filialus Šveicarijoje ir dėl to tenais ir atsiranda daug naujų investicijų, kurios po to yra investuojamas į naujas įmonės ir startuolius. Ir dar žvelgiant į Tenity ir akceleratorių būtent pačiai Šveicarijoje Ciuriche, mes taip pat matom ir Tenity jau coachinam kelintus metus ir matom, kad tenais esantys startuoliai, didelė dalis, jie visi šiaip yra fintechai, bet didelė dalis yra susijusi su blockchainu, yra dalis susijusi su kripto ir dalis tuomet susijusi su governance, legal startuoliai, fintech startuoliai, kurie yra susiti būtent su įvairiais teisiniais finansų aspektais. Dėl to yra labai svarbu vėlgi, kuomet aplikuojate į startuolių akceleratorius, Šveicarijoje
kuomet bandote ten patekti, kad jie matytų, jog jūs galėtumėte iš tikrųjų daryti galbūt verslą tenais, galėtumėte atsidaryti tenais įmonę. Ypač tai yra svarbu būtent investuotojams, kurie yra Šveicarijoje, kad jūs turėtumėte legal entity atsidarę pačioje Šveicarijoje ir būtent dėl to jie labai rimtai žiūri į tai, ar jūs tai ruošitės daryti ar ne. Ir taip yra tikrai startuolių ir iš Vokietijos, ir iš Ispanijos, ir netgi ir iš Brazilijos, bet vėlgi dalyvaudami jie Šveicarijos akceleratoriui, jie vis viena žvelgia į tą faktą, ar jie galės skirti kažkokią tai dalį savo equity, investuoti, būtent atiduoti tiksliau investuotojams iš pačios Šveicarijos, netgi jeigu jie yra ir iš kitų šalių. Tai tokios iš tikrųjų yra naujienos, kas liečia Šveicarijos rinką. Ji yra gan maža, bet žmonės vieni kitus labai gerai pažįsta. Ir jeigu norite prasimušti su savo startuoliu finansų, health techo ar biotech srityje, tai Šveicarija, Ciurichas, Bernas, Ženeva yra tie miestai, kur tikrai galite tai padaryti. Tikiuosi, kad jūs šiek tiek daugiau sužinojote apie Šveicarijos startuolių ekosistemą, pamatėte, kaip atrodo Tenity akceleratorius, apie ką yra Šveicarijos startuoliai, kokios yra vyraujančios industrijos, bei taip pat tikiuosi, kad nuspręsite, jeigu esate tose industrijose, galbūt pažiūrėti Šveicariją kaip potencialią rinką, kur galite vystyti savo startuolį, ar rasti naujų partnerysčių. Na, o mes su Linkedistu kitais metais ruošimės daryti startuolių renginį kovo mėnesį Ciuriche, tai jeigu esate tenais, prisijungite, labai lauksime ir tuomet iki kitų kartų pasimatymo iš sekančių renginių ir konferencijų. Iki!